Aliejai grubiai skirstomi į rafinuotus ir nerafinuotus, kitaip sakant, šalto spaudimo. Ta šalto spaudimo turime omeny, kad jisai yra gaminamas specialiai nešildant stipriai. Tai ten gali temperatūra iki kokių 42-45 kilti, jeigu tarkim riešutus spaudžiam. Bet iš principo tai yra šaltas spaudimas, nieks pačios žaliavos nekaitina, kad daugiau aliejaus įspaustų ir spaudžia mechaniniam priemonėm. Tai yra labai svarbu, tai yra kažkokie presai, kažkas panašaus į kaip į mėsmalę, kur sumalama masė, po to išspaudžiama su presu. Ir šalto spaudimo aliejai iš kiekvienos kultūros jisai turės savitą skonį ir savitą kvapą. Jeigu mes turim rafinuotą aliejų, jis yra iškaitintas aukštoj temperatūroje, jis yra tirpintas tirpikliuose cheminiuose naftos pagrindų, paskui visas tas daiktas išgarintas ir tai, ką mes gaunam gryną riebalą, kuriame nėra jokių biologinių aktyvių medžiagų. Taip, jį galim kaitinti, bet galim žiūrėti kaip į kažkokį tai techninį maisto, funkcinį techninį maistą, bet pats aliejus nebėra vertingas. Tai šalto spaudimo aliejai, jie tuo geresni, kuo jie šalčiau išspausti, kuo išspausti iš šviežesnės ir kokybiškesnės žaliavos. Ir pasakyti, koks aliejus yra geresnis, pavyzdžiui, sezamo ar avokadų, tikrai negalima, nes tai priklauso, kam jūs jį naudosit, kokį jūs mėgstat, kokių medžiagų labiausiai norit. Šalto spaudimo aliejai praktiškai visi labai turtingi yra vitaminu E. Vieni turi daugiau omega-3, kiti omega-6, treti jų neturi. Tarkim, linų aliejus, kanapio aliejus, jie yra graikinių riešutų aliejus, jie yra turtingi omega-3. Tai kas žuvų taukų nenori vartoti, gali naudoti augalinės kilmės omegas. Kaip minėjau, jų negalima jokių būdų šildyti. Kiti aliejai, kiekvienas turi savo skonį ir funkciją ir alyvuogių aliejus yra žinomiausias kaip polifenolių tiekėjas ir tas polifenoliai, jie tokį kartumą šiokį tokį duoda, tai prie jų reikia priprasti. Bet tai nereiškia, kad kiti aliejai neturi ypatingai naudingų medžiagų, kaip pavyzdžiui sezamo aliejus turi priešuždegiminių irgi polifenolių, moliūgų sėklų aliejus tradiciškai yra naudojamas nuo parazitų ir prostatos profilaktikai, čia tradiciniai medicinoje, ta prasme, to liaudės medicinoje. Bet mes ir skonio prasme galim kiekvieną jų ragauti ir ne taip jau ir sunkiai atskirti. Pavyzdžiui, čia yra moliūgų sėklų aliejus, kuriame paskrudintas 10%, ta paskrudinta dalis duoda skonį, bet 90% jo lieka termiškai neapdoroto, tai ta dalis duoda visas maistingasias naudas ir iš karto pasklido kvapas, tipiškas moliūgų sėklų ir matom, jis beveik juodas, jeigu mes jį pilsim į moliūgų sriubą. Šitas aliejus yra, neteko matyti jo skonių atsispiriančių, jis patinka visiems ir jis pirmas yra suvalgomas, kur bebūtų jo padėta. Kitas yra sezamo aliejus, galim pažiūrėti jų netgi spalva skiriasi. Jis yra praktiškai bespalvis ant rudo stalo, jis gelsvas. Jeigu aš ant mėlyno padėsiu, matysim spalva, niekas nesumaišys, koks tai aliejus. Šitas yra žaliai tamsus, šitas beveik baltas. Ir klasika, alyvuogių aliejus, extra virgin. Čia turiu itališką, gana švelnų. Pabandykim ant baltos lėkštutės pažiūrėti, kaip atrodo. Atrodo juodai. Čia geltonas alyvuogių ir čia sezamų. Čia šalia papilsiu, matosi koksai šviesus. Ir kvapas taip pat nesumaišomas. Jeigu mes galim pilti čia ir kokoso aliejaus, kuris, jeigu sustings, bus baltas. Jeigu paimsim saulėgrąžų aliejus, jisai bus tipiškai geltonas. Kanapio aliejus irgi bus šiek tiek į žalsvumą. Tai kiekvienas šalto spaudimo aliejus turi savo kvapą, skonį, savo medžiagas ir turi naudą mums skirtingai nuo rafinuoto aliejaus.